Jeigu jums skauda peties priekyje, atliekant spaudimą horizontaliai, vertikaliai, būtinai pasidarykite šitus 3 pratimus prieš atliekant spaudimą krūtinę, ar galbūt spaudimą virš galvos kažkokio tai svorio. Pirmas pratimas ir antras pratimas skirti minkštų audinių manipuliacijai. Šiuo atveju pirmą pratimą mes darome su voleliu, atsigulime ant mentės, ištiesiame ranką ir važiuojame mentės srityje pirmin atgal. Surandate tašką, kuriame jums be galo smagu, džiaugsminga ir skauda, ir ant jo išliekame ir stengiamės giliai kvėpuoti. Kuo ilgiau praleisite laiko šiame malonume, tuo bus jums lengviau. Antras pratimas skirtas jūsų trapecijos atleidimui. Tai šiam reikalui mums reikalinga bus štanga. Užsidedam ją ant trapecijos ir atliekame rankos kėlimą į viršų ir grąžinimą atgal į ekstenziją. Surandame labai malonų tašką ir stengiamės kuo ilgiau ant jo išbūti. Trečias pratimas skirtas tempimui. Šiam pratimui mes naudojame gumą, pasikabiname ją kuo aukščiau ant atramos, nugarą pasiskum į gumą, pasiemame ją, darome keli žingsnius į priekį, stengiamės išlaikyti rankas visiškai tiesias, krūtinę į priekį, išpučiame ir stengiatės, kad jūsų pečių juosta atsidarytų kuo labiau. Ir stovime, mėgaujamės, kuo toliau atsistosite, ilgiau išbūsite, guma atliks savo vaidmenį. Būtinai prieš darant kažkokį tai spaudimą, ar tai bus horizontalus ar vertikalus, pasidarykite šitos 3 pratimus ir tikrai jūsų skausmas bus sumažėjęs arba galbūt jo visiškai nebus atlikimo metu.